Velykos tai ne apie margučius, tai apie meilę, kuri nugalėjo mirtį. Dažnai pasimetame tarp tradicijų. Margučiai, gausus stalas, šeimos susibūrimas, pavasario šviesa ir žaluma. Visa tai gražu. Velykos tikrai atrodo graži pavasario šventė. Bet visai pamirštam apie tai, kas iš tikrųjų yra Velykos. Tikroji Velykų esmė ne pavasaris, ne kiaušiniai, ne zuikiai. Tikroji esmė Jėzus. Dievas, kuris tapo žmogumi dėl mūsų. Tas, kuris atėjo tyliai, be puošnumo ir didybės. Gyveno dėl kitų, verkė, mylėjo, meldėsi, užjautė. Matė žmogaus skausmą. Jis prisėmė mūsų kaltę, gėdą, nuovargį ir neviltį. Viską, kas slepiame giliai viduje. Ir pranešė tai ant kryžiaus. Ir atrodo, kad viskas pabaigta. Regis, tamsa laimėjo, jis prisikėlė. Tai ne tik graži pasaka vaikams. Tai meilė, kuri pakeitė istorijos tėkmę. Tai Dievo žinia kiekvienam iš mūsų. Aš tave myliu. Aš matau, ką tu išgyveni savo gyvenime. Ir noriu tau padėti. Atverk širdį man. Gal viduje kovoji su klausimais, apie kurios net pats neišdrįsti garsiai savo pasakyti. Žinok, Dievas tai žino. Dievas žino tavo kiekvieną klausimą. Jis neatėjo tavęs pasmerkti. Jis atėjo tau padėti ir išgelbėti tave. Jis prisikėlė tam, kad tu žinotum. Mirtis nėra pabaiga. Tavo kančia turi prasmę. Tu esi mylimas, kai net pats save nemyli. Velykos tai ne tik šventė, tai kvietimas į gyvenimą, į viltį, į meilę, kuri nesibaigia. Ir šiandieną, jei jautiesi toli nuo Dievo ir nežinai, ar tu turi jėgų tikėti, sustok. Atverk savo širdį. Juk galbūt pirmą kartą po ilgo laiko pasakyk, Jėzau, jeigu tu esi iš tikrųjų, ateik į mano gyvenimą. Tu gali nustebti, ką gali patirti žmogus, kuris nuoširdžiai tiki Dievu. Nes Kristus prisikėlė ne tada prieš 2000 metų. Jis gyvena ir dabar. Jis gyvas ir mylintis tave. Velykos tai ne apie margučius. Tai apie Jėzaus prisikėlimą. Sveikinu tave su Velykom. Ir tikiu, kad tu atrasi tikrąjį kelią. Tu susidraugausi su Dievu ir jis ves tave tavo gyvenimo keliu. Su švente.